Ir Giedrė, kaip ir kiekvieną rytą jūs nustebina antraštės ypatumais. Taip, noriu pasidalinti šitą antraštę, nes man kažkaip įdomu buvo paskaitinėti, kodėl modelių pasaulio žvaigždės nesišypso. Čia taip skamba antraštė? Taip. Atrodo, modelis, visi kitą turėtų eiti šypsotis, perlinę šypseną, viskas kaip ir tvarkoja, ar ne? Taip. Esu netgi skaičius apie moteris tyrimą ir apie šypsenas, kad ta moteris, kuri yra pasidažęs ir nesišypso, yra mažiau graži, negu ta moteris, kuri yra nepasidažius ir šypsosi. Kodėl modelių pasaulio žvaigždės nesišypso? Va, pabandykit išsiaiškinti, kodėlgi nėra tų šypsenų ant modelių pasaulio žvaigždžių. Alio, radio centras. Labas rytas. Labas rytas. Ko vardu? Justinas. Gerai, pirmas galimas atsakymo variantas yra apie raukšles atsirandančias nuo šypsenų. Apie šypsenas, kurios nukreiptų dėmesį nuo drabužių. Ir apie atskirą šypsenos įkainį ant podiumo. Sunkus variantas, bet bandysiu spėti, kad trečias. Nėra teisingas atsakymas, dėja. Ačiū už bandymą. 852-305-306. Alio, radio centras. Labukų. Jau kaip ir aišku, kas skambina ir kas klausosi radio centro, žinau, kad Nijolė. Nijolė, mūsų ištikima draugė. Tai 3 galime atsakymų variantai apie raukšles atsirandančias nuo šypsenų. Apie šypsenas, kurios gali nukreipti dėmesį nuo drabužių. Ir apie atskirą šypsenos įkainį ant podiumo. Nijolė. Aš manau, gal pirmas. Ir šis atsakymas nėra teisingas, taip kad reikia šypsotis. Aha. Nijolė, šypsamės. 852-305-306. Na ir trečias galimas atsakymo variantas. Alio, trečias bandymas. Alio, radio centras. Labą rytą. Labą rytą. Kuo vardu? Donatas skambina. Donatai, labai gražus jūsų balsas, bet ar jūs žinote teisingą atsakymą? Iš karto antras variantas. O koks jis yra? O jis yra, kad nukreiptų dėmesį nuo drabužių. Taip, nes modeliai tai turi demonstruoti drabužius, o jeigu jau nusišypsos ir visi kreips žvilgsnius į veidą, tai gali būti, kad ir tas keisčiausias, mantriausias, brangiausias drabužės nublanks. Ar norėtumėte padirbėti, Donatai, modeliu? Pernelyg gerą darbą turiu dabar, taip kad tiek to. Bet vėliau, jeigu ką, neblogas ar ne pasiūlymas būtų. Antenačias. Tai supratom. Bet kokiu atveju jūs įveikėt antraščių žaidimą ir mes jūs sveikiname. Valio, šaunuolis. Gerą kelią, kur važiuojat. Atrodot labai laimingas žmogus, su gražiu balsu. Gražus rytas, kaip sakoma, kodėl nevažiuot? Ko čia nenuvažiavus, kad jau taip gražu, ar ne? Gerai, rašaus ir šitą frazę. Gražus rytas, kodėl nevažiuot? Ačiū už skambutį, iki. Dėkui, iki.